Labas, dropshipperiai. Naujas podcastas, ne podcastas, case study bus Su Peteriu ir su Vainum. su numylėtais coachais Discord'e. treneriukais. Jo, treneriukais, mokytojais. Šiaip galit pasigirti. Esat apmokę vieną žmogų per 3 dienas padarė štuką ar kiek ten laisvų. Jo, per vieną dieną padarė štuką ir per tą mėnesį iki 8 nuėjo. Per pirmą dieną pradėjo dirbti kartu ir iš karto, ne? Ne, bet čia labai didelis lako faktorius buvo. Ten, ta prasme, šiaip su to produktu, kad buvo galima įgauti Lietuvoje greit. Tai čia, tikėtis kiekvienam tokių dalykų labai... Nu, čia vienas iš 1000, bet... Jo, bet jam davėm produktą gerą. Jo, žinot, ką darot, reiškia. Čia vienas iš tų, bet tikras faktorius, kai YouTube'ai daro visi vlogus trying dropshipping in 7 days ir tada parodo rezultatus, nors niekada taip realybėje nebūna, bet šį kartą buvo. Tai aišku, tas žmogus buvo apmokytas normaliai ir įdėjo darbą. Nemažai. Nu tai jo, čia yra mokytojai iš Discord'o. Jeigu nesat Discord'e, ateikit, prisijungit, apmokysim. Jo, visi laukiami. Jo, bet davai nuo pradžių. Pradžią aš pristatysiu, Jo. tada vainduosiu irgi. Mano vardas Peteris, man yra 18 metų, ką tik baigiau mokyklą. Ir ilgą laiką jau keliarius metus esu e-com space'e, su Vainim jau... Kiek? 2 metai to. Organikė tai tikrai ne. Organikė realiai metus su biškiu. 1,5 metų, man rodos, nes Pusantrų, mes jo. vienu metu pradėjome beveik. Jo, organikė būtent 1,5 metų, dabar jau biški kuruojam į kitą space'ą, jau ir su Azijais dirbam, ir pačio to green organiko mažiau darom, bet vis dar esam likę įsišaknyje ten. Tai va, realiai. Jo, tai aš esu Vainus, man 17, jau greitus 18, dabar 12 būsiu. Jau pradėjom su Peteriu dirbti prieš kiek? 1,5 metų jau, gal greit 2 metai bus. Ten tada ir maždaug sukamės tam visam sukuosi į Comspace'ą. Tai nežinau, ir tiek. Na, aš tada klausimą iš karto turiu. Per 1,5 metų kiek su organiku pavyko sugeneruoti apyvartas? Su pačiu, bendrai su e-comu, tai Dabar jau sudėjus. Nu jo, tipo, e-com, organik, tipo, kas dasidėjo visą tą. Dabar esam ant 6 ženklų ribos, 6 digits. Tai Nice. jo, Nice. visai normalus pasiekimas. bet čia revenue, čia ne bendras Tai uždirbimas. jo, apie apyvartas kalbam, aišku. Jo, reikia tą supras gerai. Jo. Gerai. Tai pradėt prieš 1,5 metų su organiku. Atsimenat pirmus produktus? Buvo kokie lievi? Ką dabar manot apie tos produktus? O jo, tai mūsų pirmas produktas, kurį testavom, mes iš viso radom jį, kur mes ant to šitam, žodžiu, nesmė, bet labai lievų būdų product research'ai radom. Ten buvo toksai jellyfish lempa. Ten žodžiu, lempa, kurioje pilasi vanduo ir kas netikros medūzos plaukia. Tai nežinau, ten pausinom aš ant 3 accountų, Peteris ant 3 accountų, po 3 videokus ant accounto per dieną, ten gaudos labai daug. Testavom, nežinau, gal 1,5 mėnesio iš viso, kažkur po mėnesio savo pirmą seilą gavom. Tai tokį mums užtikrinimą visai davė, žodžiu. Jo, mes ten belenkaip spaudėm, realiai dirbom labiau ant kiekybės, ne ant kokybės, bet tas pirmas seilas, atsimenu, tiesiog šokinėm, džiaugsmą, po to varėm susitikti, po to pirmo seilo ir tas pirmas seilas, realiai, daugiau tokių nebus. Tokio jausmos pardavimo. Gal ir bus, nežinau, bet bus turbūt kito lygio, nežinau, gal kai kokį brandą parodyti, tada irgi toks visai fainas jausmas turėtų būti. Bet jo, tas pirmas seilas, kas jau esat jį patyrę, tai tikrai turbūt žino tą jausmą. Tikrai nepakartojamas jis yra. O kas dar nesat patyrę, tai patirsit, jeigu ties tom dirbsit. Jo, Shopify'os notifikacija. Dopaminas didžiausias. Dar čia fun story dabar mamai, jinai turi tokį kinda versliuką papuošalų nišai. Irgi sukūriau į shopą, irgi čia prieš užvakar gavo pirmą seilą, skambino irgi laiminga. Opa. Tai irgi. Geras, nice. Baitas. Tai čia nebuvo pirmas vineris, ar čia tipo pirmas seilas, bet čia ne vineris. O, čia tikrai ne vineris. O pirmas vineris, Čia kada tikrai ne buvo, vineris. sakykim, Nuo nežinau, štuką pradėjimo, apyvartos, kaip padarėt. Tai čia turbūt buvo gal po 5 mėnesių. Po 4-5 mėnesių. Tada realiai, kai su tavim susipažinom, tada mes tarpursą rainom. Tokį tašiuką, ten toks girlai tašiukas buvo, kur labai
žvaigždutės formos, kur labai šviečia ir šiaip nebuvo visiškai patogus, jis tiesiog turėjo labai didelį wow faktorių ir išvaizda buvo tikrai atkreipianti dėmesį ir tuo metu patiko visi žmonėm. Aišku, ten buvo nuskundimų, kad net telefonas net netilbo tas tarp pursė, bet jis tiesiog buvo tokia kaina stiliaus detalė, tokie princess girls. Jo, turi gal kažką pridėti, ne? Jo, tai jis turėjo labai didelį wow faktorių, bet neturėjo to tokio value. Mes labai lengva buvo peržiūrės generuoti. Kaip? Vazelinų įsidėt, karoči. Nu jo, vazelinų įsidėt. Ten pirmas įkeltas videkas 5 milijonai peržiūrų buvo. Ten paskui sekė irgi daugiau viewsų, bet conversionai labai silpni buvo. Ir tada labai tokia pamoka gera buvo, kad tas winning produktas turi susidėti iš daug faktorių, kad jis būtų realiai labai geras. Jo, tiesa. Neužtenka wow faktorius. O tai gerai, kiek produktų ištestavėte esat su organiku iki šiol? Realiai tikrai nemažai, bet dabar pasakyti skaičių tokį. Be šansų, ne? Visi kažkaip pameta skaičių dažniausiai. Tai Jeigu ilgai užsiemi, tiesiog nebeskaičiuoju. nes Ateina ir išeina tą produktą. ne tik pats testuoju, bet dar mes ir kreitorius turim, dar jie testuoja, ko mes patys nefilmuojam. Ir nežinau, Jo, sunku atsekti, žinau šitą. Ok. sunku tikrai pasakyti. O turit patarimą tada, kaip išsirinkti, sakykime, produktą? Jeigu tu esi žalias, nežinai, kas yra geras produktas, nežinau, patarimą turit kokį nors, kaip išsirinkti, vat, kad gautum pardavimą. Jeigu tu esi žalias, tai tavo pirmas realiai, tiesiog pirmas tavo tikslas yra kuo greičiau pradėti ir pasimti tokį produktą, ne su kuriuo uždirbtum ne milijoną, bet tiesiog padarytum tą pirmą padavimą. Tai tiesiog jis turi būti aktyviai einamas dabar ir tu turi turėti rinkoje iš ko mokytis. Tai reiškia, kad tiesiog rinkoje jau tas produktas dabar yra, kažkas eina su juo viral, sėkmingai eina ir tiesiog tu turi tą produktą irgi pasimti ir atkartoti. Ne tik atkartoti, ne tik kopijuoti, bet mokytis ir žiūrėti, kas yra gerai, kokie momentai veikia, kurie neveikia. Tiesiog pats pagrindinis faktorius, kai tu esi naujokas, reikia išmokti tai daryti ir kuo daugiau praktikos. Ir tada, kai kuo daugiau praktikos ir analizuoji, savikritiškas būni, tada ir tobulėja ir tada jau pats ateina supratimas, kokie produktai veikia ir ko reikia produktui, kad jis būtų geras. Jo, tai pradžioj tikslas yra tiesiog išmokti kopijuoti kitus ir tada jau kažką nuo savęs pridėtinėti. Jo, ten pamatyti, kaip tie visi kompetitoriai kelia videkus, kokius juos daro ir bandyti juos pradžiui viens prie vieno nukopijuoti taip pat gerai. Ten labai savikritiškai būti, ne tai, kad ten dažnai būna nufilmuoji videką, ten ilgai prie jo dirbi ir tiesiog nuo to ilgo žiūrėjimo jį, tiesiog jis jums atrodo geras, perfekt. Bet reikia tiesiog išmokti labai savikritiškai būti ir palyginti su kitais žmonėm ir tiesiog savikritiškai vertinti visą situaciją. Realiai visada yra ką patobulinti. Aš nežinau, kartais įmeta į čiatų žmonės, vertinkit videką, aš netikiu, kad čia buvo visas tavo pastangos. Įmeta tokį tipo videką, kur, atrodo, kad tiesiog nufilmavo ir gerai, gal su jais. Aš tai tokių vengčiau. Čia apie... Ten apšvietimas lėvas būna taip toliau. Ten žmonės nepastebi tokių dalykų. O kartais nesupranta tokių dalykų, bet aišku, su laiku, jeigu atkakliai dirbi ties tom, tai po to suprasi. Realiai iš praktikos viskas ateina. O tada iš kur geriausia, kaip manot, rinkti produktus? Nes būna irgi scrollina ten AliExpress, nors ten Temu scrollina, atsiunčia irgi nesąmoningus produktus į čiatus, kur nesąmonis, visiškas atsiunčia, kaip žmogus žinot, kad iš kur produktą gerą rast, kad parsiduotų ir parsiduotų daug maž. Pagal mūsų ideologiją, tai visas web product researchas, kas yra AliExpress'as, ten 1688, visokios Alibabos ir taip toliau, ir Amazonai, tai yra jau, kai tu pilnai supranti, kas yra geras produktas, ir tai jau turi gerą akį tiem produktam huntinti. O kol tu dar nesupranti, ir esi beginnerio lygi, tai vienintelis realiai būdas, iš kur žiūrėtis produktus, tai atkakliai burnint. Kas reiškia ieškoti produktų TikTok'e, Instagram'e ar dar kur per short form contentą. Tai jo, realiai. Tiesiog atkakliai sekti rinką, daryti analizės ir laukti produktų, kurie nesenai atėjo į rinką ir jau gerai kažkam sekasi.
Jo, tiesiog. Bliamo burneris geriausias, nežinau. Ir aš dabar iki šios dienos, kur aš čia produktų burnerį dažniausiai netrandu. Jo, nueinu ten AliExpress'ą, į temų paskrolinu, bet vis tiek didžioji dalis produktų, arba bent jau produktų idėjų ateina iš burnerio. Čia. Ką kiti postina, aš daugmaž prisitaikau, aš žiūriu, kas eina viral ir tipo, savo kažkokį sukuri produktą, sample kažkokį iš Alibabos, ten užsisakai, tipo, kitokį variantą produktą. Ir ten, kas eina burneryje, tik tokia viral, labai tikėtina, kad ir tau įsivaral, tai geriausi produktai tokie, ypač pradžiai. Tikrai tiesa, jo. Ok, dar grįžtant į jūsų pradžią visą dropshippingo šitą, kas buvo sunkiausia, ar produktus rast, ar videkus sukurt, ar, nežinau, ten su shopais gal kažkokius nesklandumai, kas buvo sunkiausia? Nežinau, net sunku kažko išskirti, nes kai atėjom į būtent dropshippinimo space'ą, tai čia daug komponentų, kaip ir sakai, ir produkto ieškojimas, ir jo marketingas, ir shopas, tai tiesiog, kai esi naujas, tai turbūt bent jau man, arba, nežinau, bent jau man, tai viskas buvo tiesiog nauja, fresh ir buvo apylygiai sunku viskas, nežinau, vaidinus kažką turi. Jo, tai čia, ką Petris sakė, mums tiesiog, manau, pagrindas, kokia problema buvo, kad mes neturėjom tokio pastovaus informacijos šaltinio, iš ko mokytis. O čia dėl to sukėlė man labai daug sunkumų, mėtėmės tarp skirtingų žmonių strategijų. Ir ten buvo toks vienas veikėjas, kuris ten sakydavo po 12 videkų per dieną ten kept. Labai greit, bet kaip ten... Gali pasakyti, kas toks, kad žmonės nepasimautų. Barsinas toks, bet jis manos nebepausina. Ai, ne? Aš tai čia nežinau, pausina? Gal nebemeta tiesiog, jo. Jo, žodžiu, pas Barsiną neikit, jeigu norit mokytis. Ne, žodžiu, tiesiog neturėjom to gero šaltinio. Nu, tiesiog ten žiūrėdam gal 5 skirtingus youtuberius, iš jų rinkdam informaciją, kai kurie dalykai skirdavos. Nu, ir tai, tavasme, labai viską mums sumakalavo, jo. Jo. Dar tada YouTube rinkui buvo labai sunku rasti kažkokį tais labai gryną informaciją. Pavyzdžiui, dabar Danas, jisai paleido nemokamą kursą, tavasme, kuriame yra labai daug value informacijos ir kur realiai tik su tokiu kursu gali visus apskritai pagrindus išmokti. Prieš 1,5 metų realiai tokių žmonių nebuvo. Nežinau, gal dabar yra irgi daug kas, kur labai geros informacijos pitina, bet jo, tada tiesiog labai mėtėmės tarp skirtingų informacijų ir dar jinai nebuvo tokia gerina. Jo, tiesa. Bravo, jeigu vienas sako, tipo, kelkit 12 videkų, belia kokių, o kitas sako, kelkit 2 videkus, bet aфиgenus. Tai jo, tipo, ką daryti, tada čia kažkokia dilema, tipo. Tai jo, sunkumas irgi toks. Aš tai nežinau, man tai buvo sunkiausia su videkais jaučiu. Tiesiog videkus normalius kurt. Nes aš irgi, pavyzdžiui, pirmas produktas buvo mano toks, kurio irgi nebuvo tik tokia. Tai tiesiog iš galvos kažką kūriau, buvo žiauriai blogai. Antras produktas lygiai taip pat Slobertas. Antras produktas Slobertas. Nesakysiu. Tai žodžiu, buvo antras Slobertas ir buvo lygiai taip pat. Nebuvo kažkokių idėjų. Buvo vienas produktas panašus. Ir tipo galėjau iš jo kopijuoti, bet aš norėjau kažką savo kurt. Ir žodžiu, sunkumas buvo didžiausias su videkais ir peržiūrom. Tai nerekomenduoju imti savų produktų, naujų kažkokių, kurių nėra rinkoje ir bandyti savo kažkaip ten išgalvoti kažkokį kontentą. Nes, turbūt nepaeis. Pradžiai geriau yra kopijuoti. Jo, tiesa, man dabar labai pasidarė įdomu, kas tas pirmas produktas. Aš niekam nesakysiu niekada, nes komentaruose videkai žiaurus buvo. Komentaruose spėkit žodžiu. Neatspėsi, tas akauntas ant visų videkų po 100, bet 200 views turėjo, tai būtų labai labai sunku atkapstyti. Ačiū Dievui. Nu jo. Ok, sekantis klausimas, ar turėjot kažkokių skaudžių pamokų? Aišku, turėjot kažkokių paliebom. Tuo metu tai nesupratom, kad tai yra skaudi pamoka. Bet nežinau, vėl su informacijos atsirinkimu. Ne, jeigu apie informaciją, tai čia tipo tiesiog gyveni ir mokais, nebuvo turbūt taip pat, oi, ką aš padariau, tipo. Nu, tipo, tokių skaudžių, kur, tipo, depresija, ką aš padariau, tipo, šakės man, tipo, tokių nebuvo momentų. Nu, gal tipo, čia nebuvo kažkoks labai padarinys kažkokio veiksmo, bet buvo, kai Instagram'e pradėjo viral labai videkas ir tada iš karto užbanino accountą. Dėl priežasčių nenurodytų. Tai toksai buvo skaudus momentas, bet nežinau, ar pamoka. Gal ir pamoka dėl kažko tais. Šiaip dabar pagalvojus, toks skaudus dalykas, kad mes labai daug išvaistinam laiko. Šiaip darydami tokius durnus dalykus, ten, pavyzdžiui, praeitą vasarą mes buvom labai... Tikriausiai ten buvo problema, netinkamai
susisetapinę visą tą targetinimo metodą ir ten realiai viską, ką filmavom, akauntai mirdo po kokios savaitės. Ten gerai renka peržiūros, bam, miršta akauntas, nuoja, kurie, žodžiu, toks šokinėjimas buvo visą vasarą. Ir tiesiog neturėjom žmonių, kurie kažką galėtų mums pasakyti, prižiūrėti, žodžiu. Jo, tai čia tiesiog problema to, kad ankstienį investavom informaciją, kad kažkas mūsų arba mentoriautų, arba būtų kažkokiam, nežinau, rate, kuriame būtų labai patyrusių tos srities žmonių. Tai čia turbūt tame problema buvo. Nu, jo, būtume sutaupę laiko tikrai. Bet tai čia, manau, kad visiems tas būna, kas Šiaip, eina ir daro. Visi, man rodos, irgi naujokas, tai jeigu tu esi, dažniausiai tiesiog pamatai, kad veikia kažkam kažkas ir tu pats bandysi. Aš nemanau, kad visi čia pasiryžę investuoti kažką ar tipo eiti bendruomenės kažkokias tam mokėti kažkam. Aš manau, visi nori tipo pamirkytų savo pirštus tipo į tą visą dalyką ir tipo išsiaiškinti, ar čia verta ar neverta gilintis toliau. Tai kažkaip nuo pradžių, aš ir pradžiai net nemaščiau pasiimti kažkokių mokymų. Aš tiesiog irgi pradėjau, aš tai ir sėdėjau tada, nu, tipo kaip ir mokymai išeina, bet realiai pats viską dariau. O po to išėjau į Discord ir ten radau bendruomenį kitokių. Tai... Čia turbūt priklauso nuo žmogus mentaliteto, kaip jisai apskritai mokymosi principą priema ir kai kurie sako, aš čia galiu vienas ateiti viską padaryti, o kiti tiesiog tą savo ego nusimušę yra ir žino, kad yra kas už tai geriau daro, yra kas moka tai daryti. Ir žino, kaip stupid laiko. Čia priklauso nuo mentaliteto, gal kažkiek net nuo ego, bet ir šiaip supratimo viso to mokymosi principo. Nežinau, gyvenime taip su daug dalykų yra. Tiesa. Jo. Gerai. Toliau apie darbus. Dabar jau full time šito užsiemat, sakyčiau, ne? Vis tiek vasarą dabar visą laiką to turbūt ir užsiemat. Visada realiai ir mokyklos laiko, turbūt ant tą mokyklą biškai antram plane yra. Okay. Buvo man. Okay. Tada noriu, kad papasakotumėt apie savo darbo discipliną. Ko reikia, kad paeitų normaliai, kad 100 apyvartas padarytumėt per metus, ko reikia? Reikia pastangų įdėti, ar čia tipo įkelsi 10 videkų per savaitę ir bus gerai? Būna ir sėkmės istorijų tokių, kur įkelia porą videkų ir iš karto beliek pasidaro ir kurie prastai dirba, bet kas liečia mus, mane ir vainu, tai trumpai pasakius, tai nuoširdus ir labai didelis darbas. Tiesiog visą savo laisvalaikį tam paaukojam, aišku, mums tai yra įdomu daryti ir kas ieškosi savo veiklos, tai turit pamėgti, ką darot, nes kitaip tada tas praėjęs laikas bus skaudus, o kai tau yra skaudus, tu negali šviesiai mąstyti ir tame dalyke būti geras. Tai jo, kas liečia mus, tai labai didelį darbą, realiai nieko kito neveikiam. Kartais ten, aišku, ir kažkur išeinam į miestą, nežinau, su draugais irgi tai būna pora tokių momentų, bet kas liečia mus, tai labai didelį darbą ir realiai viso laisvalaikio paaukojimą. Nu, aišku, to reikia, jeigu, tipo, žiūrėsi pro pirštus, kad čia, pabandysiu, tipo, ten įdėsiu į dieną, ten 1,5 valandos ir, tipo, žiūrėsiu, ar paeis ar nepaeis. Tai dažniausiai nepaeina, nebent labai labai ilgai to užsiims. Na, pusę metų, po 1,5 valandos, jo, susideda laikas, bet, nu, neužtenka. O jeigu nori kažką rimtai pasiekti, nu, tai čia tavo darbas yra. Jo, jeigu tu šaliai sėdi, tai biški kitaip, aišku, bet jeigu tu bedarbis, tai gali full time dirbti, nes kitaip nepaeis. Jau, tiesiog mes privertam save pamėgti kiekvieną dalyką, kiekvieną proceso dalį, kad tiesiog greičiau pasiektume rezultatą. Tiesiog, visą save atidavę esam tam dalykui. Ten būdavo dienų, kai mes, po 6 valandas burnindavom praeitą vasarą. Tai jo, ten susitaikys tu ir tiesiog, žinom, dėl ko viską darom. Dėl ko pradėjom. Susitaikai su smegenimis. Jo, aš kaip ten 6-8 valandas į dieną burninį kepa smegenis, bet vis tiek bandai galvoje mąstyti, kad aš dabar tiesiog taip darau, žiūriu, surasiu naują produktą, ieškom to naujo produkto, pamatau naują produktą, kažkoks yra įdomus, ne, iškart ne iškart, bet po to jį analizuoju ir tiesiog bandai tą tokį kitą atrasti. Tiesiog, jeigu yra kažkoks, nežinau, biškai užknisantis dalykas, nežinau, galbūt monotoniškas, vis tiek bandai gerų dalykų jame surasti ir tiesiog juos akcentuoti ir tą galvą užimt, kad nebūtų tas dalykas toks žiaurus ir neskanus. Ok, o dabar jūs dviesiai dirbate, ne? Jūs visą laiką prie tų pačių projektų abu. O tai kaip pasiskirsto darbus? Ir šiaip, dar mačiau čiatus rašo žmonės,
Davai, tipo, aš ir noriu ten susirasti vos ne kažką, su kuriuo dirbti, nu, tipo, poroje dirbti, Jo. žinai, ten, nežinau, du čiveliai irgi buvo motivuoti ir, tipo, noriu susirasti kažką, su kuo dirbti galėčiau. Tai patarimą gal ties tuo kažkokį kitiems. Bet jo, kaip pasiskirsto darbus pradžiai? Jo, tai pradžiai gal nuo dirbimo kartu, kaip surasti, tai Nu, čia negali būti labai, negali po to daryti su visiškai bet kom. Turi irgi kažkiek pažinoti žmogų, žinoti jo vertybės ir jo atsakomybę ir tiesiog turi tikrai dviese susėsti ir kaip pasakyti, susitart, dėl ko visą tai darot ir ant kiek jūs esate motyvuoti tai daryti, nes jeigu tiesiog vienas darys atmestinai, kitas ten kažkiek daugiau darys, tai tiesiog nebus to viso teamworko ir jo, o paskirstat darbus, tai realiai tiesiog kiekvieną darbą tiesiog darom abu jį. Ta prasme, nėra, kad vienas burnina, o kitas filmuoja. Tiesiog abu burninam, abu filmuojam, pavyzdžiui, jeigu testuojam kažkokį produktą, tai du samples to produkto užsakom ir abu testuojam, tada viens kitam atsižiūrim kritikas, viens kitam patariam, viens kitam reviewinam, kad po po to darbo atsakas būtų stipresnis. nice. Tiesiog kiekvieną proceso dalį turit praeit kartu. Tiesiog kiekviena tada proceso dalis bus daug stipresnė, nes jeigu vienas darys vieną, kitas darys kitą, ta prasme nebus to viso teamworko, tos esmės dirbimo dviejų žmonių. Ta prasme, jis turi tą dalyką išnaudot. Šiaip šitam dalyke ir pliusų, ir minusų yra. Jeigu va, ten vienas kažkuris mažiau dirbs, kitas daugiau, ten tų visų nesutarimų gali kilti. Šiaip ten su paprastose situacijose ten gali nesutarimų kažkokiu kilt, gerai iškomunikuoti reikia tokius dalykus. Ir tiesiog iki pat galo kiekvieną dalyką taip iškalbėt, kad abiems ramu būtų ir ten tos visos emocijos viskas tiesiog neskauptų. Jo, tai yra tokių savų pliusų, bet ir minusų atitinkamai. Jo, logiška. Kaip kumštis reikia būti. Jo, Kitaip čiūs subirės, pradėsit pyktis, Šiaip pradėsit, jeigu- kur čia nevienodai O dirba, jeigu tai bus du nesąmonė. tinkami žmonės komandai, tai manau, kad jeigu jie tikrai gerai, ta prasme, kartu sueina ir abu atkakliai dirba, tai yra stipriau. Čia kuo daugiau žmonių yra komandai, tuo ta komanda bus stipresnė, tuo Čia daugiau faktas. minčių, tuo daugiau darbo jėgos. Tiesiog tai yra pranašumas. Yra su kuo pakalbėti, gali karočią idėjom dalytis, nesi karočią vienas, brainstorminį. Jo, plama dviese paliubomus zaibys. Tikrai geriau negu vienam. Nu, žiūrint, koks tu žmogus dar, aišku, tipo, Jo. yra visokių, gal kitiem geriau vienam dirbti. Tiesa. Bet jo, aš tai manau, čia vien, tipo, kuo daugiau, ne kuo daugiau, to geriau, bet dviese, dream teamas, karočią turėtų Jo. būti. Nebuvo idėjų mest organiką. Kai jūs pradėjot, pavyzdžiui, jūs pradėjot ir ką, ir žinojot, kad iš karto, kad užsimsit ten, nežinau, metus, 2-3 metus. Tiesiog, kai mes iššokam į Commerce Space, tai su Vainim abu buvom, kaip pasakyti, nežinau, broke buvom. Ir tiesiog žinojom, tiesiog susitarėm, bendru susitarimu ir tiesiog sutapo visa ideologija mūsų, kad tiesiog darysim tai tol, iki kol numirsim. Nežinau, arba pasiseks, arba mirsim, ne, kol nepasiseks. Tokia buvo iki galo vabank toks susitarimas. Ir mes tiesiog žinom, kad tikrai liksim iki galo. Na, Tai, nežinau, aišku, kai tu ilgą laiką darai ir tipo, nėra kažkokių tais pasiekimų, apčiuopiamų, tai sunku ir tikrai blogų minčių gali kilti. Ir kiti, tarkim, side hustles ten, kiti e-commerce verslai gali būti atrodyti patrauklesni, kiti ne, bet tiesiog siūlau labai stikint. Ypač organikas labai, labai geras biznio modelis, kuris tiesiog labai daug skilų gali gauti. Šiaip jau, ten, tarkim, 3 mėnesius prie organiko dirbat, jeigu jūs kitą biznio modelį pasirinks, tiesiog tas visas progresas nusinulina ir tiesiog prarandat visą laiką. Dabar, prieš darant gerai apmąstot tai, ką nori daryti, ar jums realiai patinka, ar nori tai daryti, ir bandyti nešokinėti tarp šitų visų dalykų. Ten aišku procese, jeigu ten organikas labai gerai pradėti kitus e-commerce dalykus, brandus ir toliau, labai daug skillų išmoksti iš to, tai ten kažkaip migruoti kitus dalykus, kažkaip tai tikrai įmanoma, tikrai galima, bet tą visą patį pagrindą tai geriau, kad nebūtų tų visų šokinėjimų. Reikia gerai apmąstyti prieš darant. Jo, faktas. Faktas.
Ar turit patarimą vat, kitiems, kurie galbūt užsiema, ne? Ten pradžiai motivacijos buvo belekiek, užsiema, čia užsidirbsiu, praėjo 3 mėnesiai, nėra rezultatų ir galvoja dabar mes tiesiog, nes nebeina, neveikia turbūt, žinai, čia man nepaėjo, turbūt neveikia. Turit patarimą. Tai tas žmogus toks kaina naivus labai yra, jeigu aplinkui visiems veikia, o jam kažkas neveikia. Tiesiog tada reikia nesustot, galbūt pažiūrėti savo klaidas, galbūt kažką blogai darai ir tiesiog atkakliai labai toliau dirbti. Ir šiaip jau 3 mėnesius, jeigu tu 3 mėnesius galvą kiekvieną dieną dėjai į tą veiklą, tai man tai būtų biški liūdna kažkaip tiesiog mest viską ir pabaigti ir nebetikėti toliau. Bet čia irgi turbūt priklauso nuo žmogaus ir, nežinau, tiesiog bet koks dalykas, jeigu turite kažkokią svajonę, nežinau, tai jeigu tikrai kiekvieną dieną jos sieksit ir visą save dėsit, kiekvieną dieną tuom gyvensit, tai, nežinau, labai yra mažas šansas, kad nepavyktų tas dalykas, jeigu tikrai kiekvieną dieną ir nuosekliai dirbsit, tai nieko tikrai nėra neįmanomo, ypač kai yra tiek daug sėkmingų pavyzdžių aplinkui ir dar juo labiau, kai tie sėkmingi pavyzdžiai tave moko. Tai turbūt jo. Šiaip bus labai sunku, dabar mes žiauriai sunku. Taip, jeigu būtų lengva, kiekvienas žmogus galėtų tai daryti ir sėkmingai daryti, uždirbti, tai reikia pasiruošti, kad čia bus, tikrai reikės labai nemažai padirbėti, dar kitoks netradicinis kelias, nėra ten kažkokių oficialių ten mokymų, taip toliau, kažkokių nurodymų. Tiesiog, universitetė, Jo, neišmoksit, jo. Jo, bet ir šiaip, sunku bus, ir tikrai ne per 3 mėnesius paeina žmonėms. Ta prasme, per 3 mėnesius, gausi kelis sales, faktas, jeigu stengias, bet, tikrai pusę metų gali kažką apčiopiamą turėti, bet, vis tiek, per pusę metų tu neišmoksi tiek, kiek reikia išmokti, kad, tikrai uždirbi normaliai, 10 per mėnesį, sakykime. Tikrai užtruks ilgiau negu pusę metų. Gali paeit. Aišku, jeigu ten visą dieną dirbi, belia kiek pastangų dedi, tai per pusę metų jaučiu ir paeis, jeigu tam po 12 valandų į dieną investuoji. Bet šiaip, dažniausia, metus užtrunka galbūt netgi. Reikia valandų įdėti tikrai tai. Ir reiktų žmonėm atsikratyti to tokio mąstymo naivos, kad čia ateisiu, pabandysiu, mėnesį važaisiu ir uždirbsiu tikrai čia prisižiau motivacijos ir dabar pradėsiu dirbti. Ir galų gale padirba mėnesį ir neveikia, nebedomina. Tai reikia atsikratyti šitų tokių nusistatymų, tiesiog nusistatyti taip, kad reiks dirbti tikrai. Pusę metų bent jau reikės dirbti normaliai, su pastangom visom kiek eina ir stengtis. Ir šiaip nesilyginkit su kitais. Kiekvienam skirtingai būna, ten kai kurie po 3 mėnesių, kai kurie po metų. Kai kurie po 2. Tai. Aš pradėjau pradžiai dropshipping su reklamom, tai aš 2 metus, beveik 2 metus, su reklamom žaidžiau, labai lėtai, labai neužtikrintai, tiesiog mokiaus ir tada po 2 metų perėjau ant organiko. Tai tipo, dar pasiryžiau, jūs esate ten 2-3 metus dirbę be rezultatų, bet galų gale tiesiog, investuoti tą laiką, nes galų gale tikrai atsipirks, jeigu įsidėsi tą laiką tiek, kiek reikia. Tai, reikia nusistatyti tam, kad, bus darbo tikrai daug ir bus daug nesėkmių ir daug pinigų sudeginsi turbūt. Ir, viskas galų galia susideda nėra to blogo, kas neišeina geras. Tai jeigu nori tikrai daug pasigyvenime, tai reikės kažką paaukoti. Gerai, linksmesnė nata. Kokie metų planai? Turit šiems metams kažkokių didelių planų? Šiaip nieko tokio labai, prasideda metai, kažko neišsikeliam. Tokių didelių tikslų, nepasidarom kažkokio tikslų bordo, ką mes norim padaryti. Nes vis tiek mes šito dalyko kažkaip labai aiškiai negalim nulemti, mes galim savo darbus tiesiog nulemti, mes tokius labiau darbams dalykus keliamės, pavyzdžiui, dabar su brandu jau planuojamės kokius per šius metus dar 3 dropus pasileisti, 3 kolekcijas, tokius dalykus, kuriuos galim pilnai patys apibrėžti, padaryti. Iš rezultatų pusės kažko tokio nesikeliam. Tas visas tikslus įsikelimas, aišku, jis yra gerai ir tikrai daug žmonių kam padeda, bet kas liečia mus, tiesiog mes užtikrinam, kad tiesiog kiekvieną dieną visą tai save įdėsim ir po to jau kaip bus, tai bus realiai. Bet nelabai patinka kažkokius expectations keltis arba tikslus, nes labai sunku taip tiksliai kažkaip numatyti, nes vis tiek tiesiog
kiekvieną dieną visą save įdedi, pušini ir po to jau matai, kas gaunas. Bent čia toks mūsų asmeninis tokia savybė brožas. Šiaip daug kas ir sako, kad tipo, geriau susikoncentruoti ne į, tipo, ne į rezultatus, o į darbą. Tipo. Nes jeigu tu į darbą susikoncentruosi, nu, tai rezultatai savaime ateis. Tiesiog reikia dirbti, daryti tą, ką reikia daryti ir viskas. Ir, nu, tai jo, smart. Kaip matot save po 2-3 metų? E-komercijai būsit vis dar, brandus auginsit, pardavinėsit brandus, ką veiksit? Irgi, kai nemėgstam žiūrėti toli į ateitį, o tiesiog vis laik gyvenam artimoje aplinkoje, aišku, biški palojamės, bet aš manau, kad tikrai turėsim didelės šaknis į e-commerce, o ar būsim užėję už e-commerce ribų, tai sunku pasakyti, nemanau, bet niekada negali žinot, kur tavo kelias pasuks. Jo, mūsų šitam visam journey, nežinau, kelioniai labai keičiasi viskas taip nenumatytai. Dabar mes ten kažkokį pamatom opportunity, ten pilnai dar to nesuprantam, mes jau ten kokius 2 mėnesius esam įsivėlę. Ten, pavyzdžiui, dabar su tais brandais dirbam, labai tokią savo artimą nišą atradę esam, tai mes, nu, kai jau pradėjom organiką, norėjom ją veltis, bet šiais metais pradžioj tiesiog taip labai netikėtai, taip neužtikrintai net ta visa idėja gimė pradėt ir dabar jau visai nemažą laiką labai stipriai dirbam ties tom ir labai džiaugiam tuo pokyčiu. Tai nežinau, viskas gali labai pasikeisti per tą laiką, tai sunku numatyti. Rutuliuos viskas. Jo, ir dar tiesiog ant kiek geras yra organikas kaip biznio modelis, nes tu tiesiog labai stipriai supranti, kaip veikia produktai, kokie yra geri produktai ir ko reikia produktai, kad jis taptų geras, nes tada tiesiog gali eiti realiai į bet kokį ir e-commerce space, ir tada, nežinau, parduotuviai žiūri į produktų lentynas ir tiesiog jau ir kažką gali tokius žiūrėtis. Aišku, čia nėra labai geras pavyzdys, bet irgi iškart jau matai, turi gerą akį. Ir tas pats su marketingu, kai tu organically filmuoji videkus ir statai visas scenas ir subildini visą tai tiesiog iš karto į marketinginę pusę gali ir iškart perėti į adsus ir šiaip kritinis mąstymas atsiranda, kas bet kokioj turbūt srityje. Yra gerai. Organikas labai plačiai apima visą skillsetą, nu ten ties marketingu kiek žinių yra, kiek ties produktais, nu dabar ties viskom, ten tas visas derinimas su supplieriais, gamyba tų produktų kainom, nu dabar viską labai plačiai apima ir tiesiog labai geras toks kelias bus, jeigu norėsit kažkur migruoti tam pačiam e-commerce space. Jo, faktas, labai daug viską išmoksti. Marketingas, shopai, contentas, nežinau, social media visokie, nežinau, gamyba produktų, viskas kaip nuo iki, kaip ten vyksta. Šiaip tas visas skillas dirbti tiesiog. Nu, žinot, kaip biznis veikiam, ta prasme, kaip praeit tos visus dalykus. Tas visas mąstymas gali visur kitur prisitaikyti. Nu gerai, paskutinis, nežinau, uždarimui, tada, nežinau, kažkokį patarimą turit naujokams, nežinau, iš širdies kažką pasakyti, kad, nu, nežinau, kad ar čia įmanoma, ar čia pais, nepais, ar verta, ar neverta kištis į visą šitą organik reikalą, kažkokį patarimą, ar kažkokią motivaciją žmogui, kad, nu, nežinau, gal jis tiesiog pasimetęs, čia galvoja, ar čia, ką čia man veikti gyvenime, ar čia dirbti, ar eiti studijuoti, ar čia ką veikti, tai gal, nežinau, patarimą apie organiką kažkokį. Čia labai sunku bus, labai sunkus kelias, bet aišku, tie visi rezultatai tikrai verti to yra. Jo, čia toks nuo manęs. Žinau, kad kelias tikrai sunkus ir jisai, aišku, tas kelias yra kaip takelis, o jeigu, tarkim, rinktis universiteto kelią ir eiti į tuo keliu, kas nėra blogai, bet jis yra jau pravažiuotas tankų, lėktuvų ir viskas yra labai aišku, viskas yra nustatyta ir aišku yra su ribom. O kas liečia šitą kelią, tai yra toks takelis su ir pakilimo į kosmosą keliu, jeigu objektais vardint, tai tiesiog jis nėra apibrėžtas, jis yra, dėl to ir yra sunkus ir čia tavęs niekas už nugaros nėra, čia nėra mokykla, tipo, kur kažką tau mokyti, iš galo sako, kad pasidėti telefoną ir susifokusuok į klasės darbą, o tiesiog viskas yra ant tavo pečių, viskas priklauso nuo tavęs. Ir kas liečia pasisekimą šiame kelyje, tai irgi viskas nuo tavęs priklauso. Ir tikrai nieko nėra neįmanomo, nes yra ir laiko, jeigu dar tą laiką gerai išnaudoji, viską su širdim darai, investuoji daug laiko, tai tikrai pasiseks. Nežinau,
kokioj pozicijoje yra dabar mūsų žiūrovai, galbūt jau, nežinau, galbūt žiūri čia milijonieriai mus, galbūt iš kitos pusės, bet irgi nėra ribų tobulėt ir viskas yra įmanoma, jeigu tikrai save visą įdėsi. Jo, o jeigu tiesiog nepatinka, žinau, neikit į e-commerce space tik dėl pinigų ar prisižiūrėti visokių shiny objektų, nes bet kokį dalyką, jeigu tik dėl pinigų darysi, tai tikrai nebus taip gerai, jeigu žiūrint iš tos pusės, jeigu tą dalyką darytum ne dėl pinigų ir mylėtum tai, ką darai. Nežinau, mano tokie žodžiai būtų. Labai geri žodžiai, labai teisingai. Aš nežinau, ką aš galiu patart. Eikit ir dirbkit, nežinau. Pažiūrėkit į save, pažiūrėkit į veidrodį, kur jūs norit būti gyvenime, ką norit veikti. Jeigu norit gyventi savo, nedirbti kažkam kitam, pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, žiauriai nepatiko važinėti į ofisą, dirbti kažkam kitam. Aš supratau, kad aš užsiimsiu kažkuo rimtų, pasirinkau dropshippingą. Visi dalykai yra rimti ir ofise dirbti ir nėra blogai čia. Taip, jo, aš sakau, dėl to ir pasižiūrėk į veidrodį, nes aš, pavyzdžiui, tikrai to nenorėjau ilgam laikui. Aš sakiau, aš savo dirbsiu ir aš dirbu savo, pas mane ofise sėdžiu. O šitas dalykas tikrai nėra visiems, bet jeigu tu tikrai žinai, ko nori ir jeigu tai yra tavo siekimybė, tai come on, eini ir dirbi į e-commerce space, bet tikrai nėra blogai ten ar ofiso darbas, ar būti mediku, ar būti, nežinau, šluot gatves arba valyti tualetus irgi nėra blogai, tai yra normalus darbas ir viskas visuomenė yra gerbiama. Tai nėra taip, kad čia labai rimtai yra, visi dalykai yra rimti, bet tiesiog kas kur dirba ir kas kur nori. Jo, tiesa. Jeigu yra tas savirealizacija, jeigu tu lygus valydamas gerai jauties, tai zaivys, bet aš, pavyzdžiui, taip negalėčiau dirbą. Aš turbūt irgi. Tai va, mano toks patarimas. Pasižiūrėkit, kur norit būti gyvenime ir darykit, dėliokit žingsnius link to, kad ir kas tai būtų, gal ne organikas, gal belekas, gal tradingas, gal ten YouTube automation, kokius nors norit. O gal jūs norit valyti tualetus, užsidėti GoPro ant galvos, kurt kontentą, tai apmokestint, bam. Galit bet kokį dalyką darydami, kažką sumastyti, kažko naujo, kažko šviežio, kas būtų įdomu ir kas būtų visuomenį vertima dar labiau. Nežinau, manau, kad galima 10 mums daryti ir tualetus valydamas. Jeigu monetizuoji, tarkim, visą kontentą. Tiesiog viskas yra įmanoma ir tiesiog mąstykit biškai kitaip. Tai va. Tai va. Tokios tokelės. Susipažinom su... Turiu kažką pasakyti dar, Viską pasakėjai. Tai va, dabar žinot, kas yra Petris su Vainium. Jau žinojau, bet... Žinojau, daugelis jo, kas Discord'ą, tai žinojo vis tiek. Ir laivose dalyvauja, ir panašiai, ir chatuose. Bet, dabar turim oficialų case study. Kas jūs tokie, kuo užsiemat, kaip sekas, kiek esat praėję, kiek pasiekė ir taip toliau. Yep. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Davai visiems. Peace out.